Labas, aš esu Irena Strasdienė, jogos ir meditacijų mokytoja. Šiandien mes keliausim į nėščiųjų užsiėmimą, kuris tiks bet kokiam trimestrui. Aišku, jeigu kyla kažkokių klausimų ar abejojat, visą laiką pasitarkit su savo ginekologu. Pradedam mes sėdint. Aš sėdžiu ant bolsterio, truputėlį aukščiau pakėlus dubenį, jūs žiūrėkit pagal save. Jeigu norisi aukščiau, galima netgi atsisėsti ant kamuolio arba ant kėdės, tol kol mes darysim kvėpavimą. Dar mums reikės kilimėlio ir pledukų. Atsisėskit patogiai, įsitikinkit, kad nugara yra tiesi ir rankas padėkit patogiai, negalvojant. Arba delnais žemyn, ar delnais į viršų, ar po pilvuku, visiškai nesvarbu. Išsitempkit visų stuburų aukštyn, užmerkit akis. Atkreipkite dėmesį į savo žandikaulį. Ar jisai yra atpalaiduotas? Ar nesukanda dantų? Ar stipriai nesučiaupiat lūpų? Neužsimerkit labai stipriai. Nesuspauskit akių. Neįtempkit kaktos. Ir dabar įsiklausykite į savo ramų kasdienį kvėpavimą. Koks jūsų kvėpavimas yra dabar? Koks yra įkvėpimas? Koks iškvėpimas? Ar komfortiška yra būti savo kvėpavime? Ir dabar mes pradėsim kvėpavimą, kai įkvėpimas yra per nosį, o iškvėpimas yra per vamzdelį iš lūpų. Ir noriu atkreipti dėmesį į tai, kad neįtemptumėt stipriai lūpų. Įsivaizduojat, kad tarp lūpų turit šiaudelį ir juo pučiat į vandenį. Va toks turi būti intensyvumas, bet pačios lūpos nėra labai stipriai įtemptos. Įkvėpinėjam per nosį. Pabandykit skaičiuoti, per kiek įkvepiat. Įkvėpimas turėtų būti per 5, per 6, tos, kurios praktikuojančios, tai gali būti ir per 7, per 8. Iškvėpimas visą laiką yra ilgesnis. 2-3 skaičiais žiūrėkit pagal save. Bandom. Įkvepiam per nosį. Ir iškvepiam per burną. Įkvepiam per nosį. Jūs kvėpuojat, aš kalbu. Būtų gerai, kad prieš save turėtumėt veidrodį, nes labai dažnai žmonės kvėpuoja pečiais. Įkvėpimą daro va taip. Jūsų pečiai yra nuleisti, jūs kvėpuojat krūtinės ląsta, jūsų stuburas išlieka tiesus ir nekeliam pečių. Bandom. Dabar grįžtat prie savo natūralaus kvėpavimo. Pabandykit jį nuskanuoti dabar. Kas pasikeitė? Galbūt nieko nepasikeitė. Išlaikydamas nugarą tiesę ir ištemptą stuburą pradedam sukti galvą į vieną pusę įkvepiam, į kitą pusę iškvepiam. Stenkitės nekelti smakro. Įkvėpimas
ir iškvėpimas. Ir dar kartą įkvėpiam ir iškvėpiam. Ir dabar smakras žemyn, įkvėpiam, nesukandam dantų, iškvėpimas smakras aukštyn. Kai nuleidžiat smakrą žemyn, stebėkit, kaip išsitempia jūsų kaklo nugarinė pusė. Dar vieną kartą. Grįžtam į centrą. Ir dabar fiksuojat vidury krūtinės delną. Kitą delną dedat ant viršaus. Ir labai iš lėto su iškvėpimu kelsim smakrą aukštyn. Įkvėpimas grįžtam. Iškvėpimas ištempiam priekinę kaklo dalį. Ir dar kartą. Trečią darom su užlaikymu. Liekat. Smakras į lubas. Kvėpuojam. Gerai. Sugrįžtam, rankas nuleidžiam, ridenam galvą. Su įkvėpimu galva ridenasi per priekį, su iškvėpimu atgal. Įkvėpimas per priekį, iškvėpimas atgal. Ir dabar į kitą pusę. Grįžtam, dedam rankas už galvos ir šiek tiek galvą spaudžiat į delnus, tarsi norite atsilošti, o rankos neleidžia. Mes čia įkvėpsim, su iškvėpimu rankos nuleidinėja galvą žemyn, tiesiog šiek tiek spaudžia, bet nedaug, o galva priešinasi. Čia nesuspaudžiam pilvo, o akcentas į nugaros ištempimą. Įkvėpiam apačioj ir iškvėpimas keliam galvą, o rankos priešinasi, tarsi neleidžia jai atkilti. Vėl įkvėpiam, iškvėpimas, galva žemyn, rankos ją šiek tiek spaudžia, galva priešinasi. Apačioj įkvėpiam, iškvėpiam, galva kyla, rankos priešinasi. Ir dar vieną kartą. Įkvėpiam, iškvėpimas leidžiamas, apačioje įkvėpiam ir iškvėpimas kylam. Gerai. Paliekam vieną ranką už nugaros, delnas maždaug ties tarpumenčių, pasimam už alkūnės, įkvėpiam, iškvėpimas ištempinėjam labai švelniai alkūnę į šalį. Įkvėpimas grįžtat į centrą, pasimat už alkūnės kitos ir iškvėpimas tempiamas. Vėl grįžtat į centrą, keičiat alkūnę, įkvėpiam, iškvėpimas. Ir dar vieną kartą. Sugrįžtam. Ir dabar nusileisim žemyn, jeigu sėdėjot ant paaukštinimo, tai jį nusimeskit. Paliekam kairę koją priekyje, dešinė už jos, kairė blauzda lygiai greiti vienam kilimėlio kraštui, dešinė blauzda lygiai greiti kitam kilimėlio kraštui. Jūsų pėda remiasi maždaug į kelią. Ir dabar dedam savo kairę ranką maždaug į vieną liniją su dubeniu. Pasitikrinat, kaip lenkiasi jūsų ranka. Ir kaip petys, ar jisai neatkilęs. Nuleiskit petį į apačią. Galva yra stuburo tęsinys, smakras šiek tiek į kaklą. Ir mes šitoj padėtyje lenksim ranką. Alkūnė žiūri į save. Įkvėpimas. Dabar spaudžiat delną, kiekvieną pirštą turit jausti. Iškvėpimas. Ir išlaikot tokį
gražų pasilenkimą į šalį. Galva nenukritusi žemyn, o laikosi. Lenkiam ranką ir spaudžiam delną. Ir dar kartelį. Lenkiam ranką ir spaudžiam delną. Dabar abi rankos ant grindų, maždaug taip, kad koja atsidurtų per vidurį. Pas ką jau didelis pilvelis, gali būti, kad jums reikės čia kaladėlį truputėlį pasiaukštinti, tai statot video ant pauzės, einat, atsinešat kaladėlės, pasidedat rankas aukščiau, kad šlaunis nespaustų pilvuko. Ir dabar su įkvėpimu traukiam delnus šiek tiek į save, išnyram, atidarom krūtinę, žvilgsnis ne į lubas, o nosies tiesumu. Iškvėpimas stumia delnus į priekį ir apvalina nugarą. Įkvėpimas, traukiam delnus į save. Iškvėpimas, delnų į priekį, nugarą apvali. Stebėkit savo žandikaulį. Vis pasitikrinkit, ar nesukando dantų. Dar vieną kartą. Įkvepiam ir iškvėpimas. Gerai. Ir keičiam kojas. Dešinė nugarą priekį. Dešinės padas remiasi į kairį kelią. Dešinė ranka vienoje linijoje su dubeniu. Pasitikrinam, kaip petys, ar jisai neatkilęs. Mes jį nuleidžiam žemyn, galvą surandam vietą, šiek tiek pastumiam ją atgal. Nes dažniausiai vis tiek mes į priekį nukrentam su galva. Tai pastumkit galvą, tarsi norit atsilošti. Ir pasižiūrim, o kaip šitoj pusėje. Lenkiam ranką, įkvėpimas, spaudžiam delną, iškvėpimas, ranką tiesinam. Įkvėpiam ir iškvėpiam. Ir dar vieną kartą. Rankos iš abiejų kojos pusių. Koja gaunasi per viduriuką. Jeigu reikia, pasidėjot kaladėlės, traukiam delnus į save. Įkvėpimas. Ir čia atkreipkite dėmesį, kaip minkštai juda dubuo. Aišku, jisai dabar mažiau paslankus, dėl to, kad pilvelis neleidžia taip judėti, kaip galėtumėt. Iškvėpimas, apvali nugara. Būtinai pradėkit judesį nuo delnų. Įkvėpimas, traukiam delnus į save. Iškvėpimas, stumiam delnus pirmyn. Gerai, sugrįžtam ir dabar stosim ant kelių. Aš dažniausiai rekomenduoju po keliais dėti pakultuką. Jūs kaip norit. Ką mums čia reikės dabar padaryti? Pirmiausia, reikės įsitikinti, ar prispaudžiat gerai blauzdas. Jeigu taip blauzdos yra atkilusios, tada darot tokį volelį ir dedat toj vietoj, kur pas jūs atkilę. Tam, kad gerai jausti pačią blauzdą. Taip. Gerai. Ir dabar delnai po pečiais. Tiksliau riešai po pečiais, keliai po klubais. Pasižiūrėkit, kad kojos būtų klubų plotyje, rankos pečių plotyje. Kojų pirštai nesubėga į centrą. Jie žiūri atgal. Ir mes pasukam šiek tiek dubenį, pabraukam stuburgalį, bet neįtempiam pilvo. Ir pasukuojam pirmyn atgal. Neskubėkit. Vėlgi, jeigu turit veidrodį, idealu, kad jūs matytumėt save, ar neišsiritėt per juosmenį, ar nenukenčia jūsų nugara. Ir judam pirmyn atgal. Kai judam,
nutolinti sėdimuosius gumburus, tuos kauliukus, ant kurių sėdim, vieną nuo kito. Įsivaizduojat, kad išsiskleidžia graži povo uodega. O su iškvėpimu, kai grįžtat, kauliukai grįžta į savo vietą. Mes jų nepriartinam, nesuspaudžiam sėdmenų, o jie tiesiog grįžta ten, kur buvo. Su įkvėpimu jie išsiplečia, išsitempia vienas nuo kito, su iškvėpimu sugrįžta. Ir dabar bandysim pirmin judėti apvalia nugara. Įkvėpimas tiesi nugara atgal, iškvėpimas pradeda sukti dubenį, juosmenį, apvalinam nugarą, galvą nuleidžiam pačią paskutinę ir atėjom virš rankų, nugarą tiesinam, pečiai atgal, galva su stuburu vienoje linijoje. Vėl atgal įkvėpimas ir iškvėpimas apvali nugara, nešam save į priekį, neskubam, sugrįžtam. Ir dar kartelį atgal. Iškvėpimas, stebėkit save veidrodyje, kad būtų lėtai, graži bangelė. Sugrįžom. Ir dabar jūsų keliai lieka, o pėdos į šalis. Pabandykit pajudėti dabar. Amplitudė pasikeis gerokai. Nesigaus jau taip daug judėti. Ir dabar mes judėsim atgal. Pasižiūrėkit, o paskui darysim. Mes keliam savo, tarkim, dešinį kelią aukštyn, statom dešinę pėdą ir delnai, kai stumiasi pirmyn, mes stumiamės atgal visų kūnų. Tada įkvėpimas sugrįžtam ir iškvėpimas kitą koją. Pastatėm pilnai ant pėdos. Labai akcentuoju, pastatykit pilnai pėdą. Pastatėt, stumiatės atgal. Grįžtat įkvėpimas, iškvėpimas, stumiamės atgal. Ir vėl grįžtam ir atgal. Ir dar kartą. Gerai, jeigu vargsta riešai, ištempiam juos karts nuo karto. Ir dabar mes kilsim į viršų, padarysim pratimus stovint. Dabar kojas yra šiek tiek plačiau ir pasukam vienos kojos pirštus į šalį. Čia bus jūsų priekis. Lenkiam koją ir kai sulenkiam koją, pasižiūrim, kad kelias būtų nukreiptas antro piršto kryptimi. Reiškia, kad kelias yra neužvirtęs į vidinę pusę. Tam mes šiek tiek šlaunį į išorę atveriam. Ir vieną, ir kitą. Įsitikinat, kad galinės kojos padą gerai spaudžiat ir jisai neužvirtęs į vidinę pusę. Mes spaudžiam labiau išorinę briauną. Pastaisim, vėlgi, jeigu turit veidrodį idealu, rankos į šalis. Ir dabar su įkvėpimu dedam ranką ant kojos, su iškvėpimu viršutinė ranka tampa jūsų galinės kojos tęsinys, graži linija. Įkvėpimas, iškvėpimas mes kylam ir tempiamės atgal. Priekinė koja lieka sulenkta. Ir įkvėpimas, iškvėpimas, tempiamės pirmyn. Įkvėpiam ir iškvėpiam, tempiamės atgal. Ir dar kartą. Įkvėpiam ir iškvėpiam. Ir įkvėpiam ir iškvėpiam. Sukat pirštus į priekį. Ir kitos kojos pirštai į šalį. Lenkiam koją. Pasitikrinam, kaip jaučiam savo priekinę pėdą, kaip jaučiam galinę pėdą, kaip yra kelias, kur nukreiptas, ar išeina šlaunis šiek tiek į išorę sukti. Rankos į šalis ir įkvėpimas. Dedam ranką ant kojas. Prisiminkit, kad peties apatinio mes nekeliam, ištempiam gerai visą viršutinį šoną
Ir įkvėpimas, iškvėpimas tempiamės atgal. Ir čia nepersistenkit, judesys yra lėtas, plaukiantis, nesukandant dantų. Ir įkvėpimas dar vienas, iškvėpimas tempiamės pirmyn, ir įkvėpiam, ir iškvėpimas tempiamės atgal. Vėl pasukom pirštus abiejų kojų į priekį ir lenkiam vieną koją. Kelias nenukrenta labai toli į priekį. Kaip čia parodyti jums šonu? Va, aš kai lenkiu koją, labiau dubenį tolinu atgal, kelias lieka virš kulnų. Ir kai lenkiu kitą koją, lygiai taip pat. Nugara ilga, kelias maždaug virš kulnų. Bandau. Lenkiam vieną koją, įkvėpimas, iškvėpimas kitą koją. Arba įkvėpimas centre, iškvėpimas jūs einate į tempimą. Čia jau pagal save. Susiraskit, kaip jums patogiau. Įkvėpiam, stebit kelius, iškvėpiam. Gerai. Ir dabar truputėlį pasukam kojų pirštus į šalis. Maždaug 45 laipsniai. Įrėdam delnus iš vidinės šlaunų pusės ir savi pirmyn ištraukiam. Vėlgi parodau šonų, ko nedarot, neikit į kuprelę ir stenkitės, kad krūtinė būtų atverta. Kaip aš savo lankytojam visą laiką sakau, įsivaizduojat, kad ant kaklo yra labai prabangus vėrinys ir jums labai norisi jį parodyti. Ir krūtinę atidarot, kad visi matytų, kaip žėri jūsų vėrinys. Ir čia bus įkvėpimas, mes išilgėjame, išsitempiam, su iškvėpimu sukamės, labiau per krūtinės ląstą, ne per pilvuką ir pasižiūrim į lūpas. Su įkvėpimu, kai grįžtat, vėl gerai savidelnais ištempiat, iškvėpimą sukamės į kitą pusę. Dar po vieną kartą. Įkvepiam ir iškvepiam. Ir įkvepiam centre. Ir iškvepiam. Kojas priartinam. Ir išskleidžiam kojų pirštus. Išskleiskit, nuleiskit ir jais tarsi prisisiurbiam. Bandot užsimerkti, kam nesigauna užsimerkti, prisimerkėt ir truputėlį pasipuojat pirmyn atgal ir į šalis. Jeigu jaučiatės nesaugiai, turėkit šalies sieną, į kurią galit vos pirštų galiukais atsiremti. Pasipuojam, atrandam save šito erdvėj. Atsimerkiam, įkvėpsim, su iškvėpimu leisime žemyn. Pirmiausia, galva, neriam į apačią, tada nugara apvalėja, lenkiam kojas šiek tiek, pilvuko nespaudžiam, rankos kabo, patogiai atpalaiduotos. Apačioj įkvėpiam, su iškvėpimu spaudžiam kulnus, keliam dubenį, juosmenis, slankstelis po slankstelio stuburą. Išaugom, išilgėjom, nesiloškit atgal. Ir dar kartą įkvepiam, iškvėpimas galva, apvalėja nugara, leidžiame žemyn, svorį jaučiat labiau ant kojų pirštų, bet nesuspauskit jų. Įkvepiam apačioj, tada svoris ant kulnų, spaudžiam kulnus, kyla dubuo, juosmuo ir stuburas, išsivynioja. Ir dar vieną kartą. Ir čia vėlgi atkreipkite į savo žandikaulį. Aš jau atsibodau visoms, bet kartoju ir kartosiu, neįtempkit žandikaulio, nesupraskit dantų. Ir iškvėpimas mes lėtai kylam. Pabaigiam mes užsiėmimą visą laiką kvėpavimu. Tai tokį patį kvėpavimą
kvėpavimą, kurį darot pradžioj, tokį patį galit padaryti ir pabaigoje. Sėdint ant grindų arba ant kėdės ant kamuolio. Pas mane netikėtai atsirado kamuolys. Vėl rankos patogiai, delnai kaip norisi arba po pilvuku. Išsitempėt visus stuburo, dantų nesukandat, ramus įkvėpimas per nosį, lėtas iškvėpimas per vamzdelį iš lūpų. Rankomis išsitempiam aukštyn, suglaudžiam delnus ir aš sakau jum ačiū, jūs sakot savo ačiū už šią trumpą praktiką. Žinot, geriau truputėlį pajudėti, negu nejudėti iš vis. Labai dažnai būna žmonės, kai jie negali skirti laiko pilnavertai praktikai, iš vis jos nedaro. Tai geriau tada kažką pabandyti pajudėti ar ant grindų, ar pakvėpuoti, ar eiti pasivaikščioti, tai bus tik tai į naudą, negu atsisėsti ant sofos ir nieko neveikti. Šiandien sakau jums iki, susimatysim kitais kartais.